dizaino geriausiai Lietuvos dizaino komandai Indigo Kids ir jis papasakos apie kokybę, pinigus bei motivaciją. Taigi pasitikite. Labas. Nu, ne aš rašiau tą tekstą, kad geriausiai. Šiaip kuklesnė esam, yra daug geresnių gal net Lietuvoje. Kalbėsiu apie kokybę, pinigus, motivaciją. Kokybė dar man suvokiamas dalykas, pinigai, jų per daug niekada nebūna, motyvacijos dažnai trūksta. Tai kas tas Indigo Kids yra? Tai yra dizaino studija. Taškas. Su kuo mes dirbam? Dirbam su visais šitais klientais, su kuo pradėjom dirbti, tie pastoviai su mumis ir dirba, kas nedirba, tas bankrutuoja. O ta prasme, mes Snoro logotipą dar nespėjom pašalinti. Netikėtas daiktas buvo, nes norėjau užsakyti kalėdinį sveikinimą. Mes net sąmatus nespėjom paskaičiuoti. Tiek to. Pradėsiu gal nuo tokio dalyko kaip matematika. Susijusi labai glaudžiai su motivacija. 8 plus 8 plus 8 lygu 24. Tai reiškia, kiek valandų turi para. Ir yra dar dažnai sutinkamas santykis 80-20. Plius minus, jeigu 80% kažkoks daiktas tau tinka, būtas, mergina, tai jinai yra arba būtas, tai artimas idealų. Taigi, kalbant apie tas 8 valandas, ką mes praleidžiam? Vieną galim numinusuoti miegui, nes užskaitom, kad tai yra hibernacijos tokia stand-by žmogaus būsena. Kitas yra laikas savo. Laiką savo galima visai pleisti. Galima gulėti, galima Facebook'e sėdėti, galima, darbe galima tą daryti. Bet iš esmės per tas 8 valandas, ką mes turim, grubiai iš 24 valandų mes turim 16 valandų, kai mes vaikštom, kažką darom, šnekam, bendraujam, valgom. Tai 50% yra tai, ką iš tiesų mes galim daryti po darbo. Ir tai, kaip mes praleisim tą laiką, iš esmės sprendžia, ar mes būsim patenkinti plius minus savo gyvenimą. Bet tai tik 50%. Tai prasme mūsų laiko, kai mes nemiegam ir nedirbam. Tai jeigu idealiai, mes 100% padengiam malonumais, kad mes būsim, džiaugsimės to laiku, tai vis tiek matematiškai galima sakyti, kad mes jau kaip ir laimingi žmonės, bet iš tiesų dar 50% lieka darbo. Su darbu yra sunkiau. Darbe reikia bent jau 50% praleisti taip, kad tau patiktų dirbti. Tada plus minus tavo gyvenimas bus panašesnis į tą idealą, tu mažiau būsi niurzglys, gal nusišypsosi autobuse, kai važiuosi, ta prasme, nebandysi nusižudyti. Ir visi kiti psichologiniai veiksmai, kurie išauga iš to. Ir žmonės dažniausiai, jauni žmonės per karjeros dienas prieš 2 metus šnekėjau su studentais, nors aš esu pats amžinas studentas, dar nebaigiau aukštojo. Nu, bet liko tik diplominis. Ir kaip galima, žmonės dažnai taip priima tokį dalyką, kad tai, ką aš dabar darau, tai yra laikina ir aš visada galėsiu daryti kažką kitą. Aš įstoju į kažkokį mokslo dalyką, kuris mane visiškai nedomina, bet tai gali atnešti man pinigus. Su tą mintim. Ir žmogus baigia universitetą, pradeda dirbti banke, pavyzdžiui, arba buhalterė. Nors jis pagal savo visą mąstyseną, pagal savo gyvenimo būdą yra grynas humanitaras. Ir jam tiesiog tas 8 valandas, kurias jis praleidžia, gerai ten, iš ryto nuo 9-10, kol kavą geria, jis patenkintas.
bet tai yra kiek? 12%. Jeigu jis laisvalaikį gerai leidžia, tai 62%. Tai 18% gali įtakoti labai blogus padarinius padaryti. Kaip ir sakiau, iki savižudybės gali davesti. Ir vėlgi, ne kiekvienas gali dirbti tą darbą ir veikti tai, kas jam patinka. Ne kiekvienas gali iš to išmokti gauti naudą, kuri yra pamatuojama pinigais. Ir net radus labai idealų, tinkantį tau darbą, nereikia tikėtis, kad viskas tau patiks. Mano atveju darbas man plus minus patinka. Reiškia 50% bent jau tikrai jis patinka. Man patinka, kai aš sugalvoju idėją, yra tokia euforija maža. Ta prasme, tai aš sukūriau, tai mano produktas, po to nueinu su to produktu pas klientą, jisai pasako, kad blogai. Tada ir man blogai. Bet vėlgi, jeigu aš atrandu teisingus argumentus, kodėl verta pasirinkti tą idėją, aš vėl jaučiu tą mažą euforiją. Bet lieka rutina. Ir ją reikia pamilti. Tai tu nupieši kažką ir klientui nepatinka. Arba tiesiog koncepcijai idėjas pasakai ir tai nepatinka. Arba patiko ir lieka tai realizuoti. Jeigu tai yra kažkokia iliustracija, aš jums parodysiu. Čia buvo vienam klientui ir dar darom tą projektą. Nupiešta ranka iškart, ką mes parodysim, ten buvo, tematika jau dabar neprisimenu, bet kažkas su šaldymu ir chemistry, kažkas ten, vienu žodžiu, iliustracija turėjo vaizduoti cheminius kažkokius tos dalykus. Klientui nupiešėm, jam kaip ir patiko, po savaitės jis sako, kad žinok, ne iki galo, man patinka, reikia pieno produktų. Atsirado taip pieno produktai. Sako, pieno produktai, okei, bet tas milk užrašas ir tas kartonas, jis kažkaip neftemu. Ir, okei, atsirado butelis, plus atsirado dar tabletės. Na ir sako, kad dar buvo viena versija, kad neatrodo, kad tas pienas šviežias. Tai mėtos vabaliukas atsirado. Tada jis sako, kažkaip čia viskas, ta prasme, čia laboratoriškai atrodo. Davai mes įdedam dar ir kažkokį kitą maisto produktą. Jis iš Danijos, tai atsirado ir alus. Bet tai linksma dabar atrodo. Iš esmės, kaip ir sakiau, man tas darbas patinka, bet kai gauni feedbacką, kad okei, čia ta tematika, viskas okei, po savaitės gauni naują feedbacką, ir labai sunku save priversti dirbti ir nesikeiti. Nors, jo. Tai va, ta rutina, net mėgstamam darbe, jeigu jūs turit kažkokį darbą radę, plus minus jis jums patinka arba nelabai, bandykit jį pamilti. Jeigu jums neišeina po kelių mėnesių, tai kaip blogi santykiai su mergina. Geresnių jau nebus, bus tik blogiau po to. Vaikai. Dabar jūsų susitikimas su bet kokiu darbu, su bet kokia veikla, tai kaip medaus mėnuo, net ne medaus mėnuo, kai ten vienas, tai va taip atrodo. Jeigu jau dabar kažkokios kilo problemos, tai jos, arba jūs kažkaip sugebėsit pamilti tas raukšlelės ir pilvą, ir tą pygę tame darbe, arba jums reikia ieškoti kitos veiklos. Yra tokia savoka amžinas laikinumas. Kas yra laikina, yra amžina. Iš esmės daug žmonių pasirenka kažkokį darbą arba kažkokią veiklą ir sako, aš čia padirbėsiu metus ir po to išeisiu. Pas mane darbe buvo vienas toksai, kartu dabar vienoj patalpoj dirbom, kaip savo hubą tokį turim. Aš atėjau į darbą ir sakau, klausyk, o čia verta dirbti to įmonė ar ne? Jis sako, žinok, aš nežinau, bet aš po mėnesių planuoju išeiti. Aš pradirbau ten pusę metų, pakeičiau dar 2 ar 3 darbo vietas ir įkūriau Indigo Kids, jis po 5 metų išėjo iš tos įmonės. Tai ta prasme, tas savoka tokia, kad jūs priprantat prie tam tikrų dalykų. Kranas ten varva, jūs ten su kažkokiu
Steamroll užklijuoja ir sako, tai laikinai. Bet jeigu tai laiko, jums tai netrukdo ir tai, nu ir okei, priprantama prie visko. Tai jeigu jūs turite tokią svajonę dirbti, kad ir ten patinka slidinėti, jūs galite rasti darbą, kur būsit instruktoriams slidinėjimui. Tai atneš jums ne didžiulius pinigus, bet tai suteiks kaifo ir kažkiek egzistavimo tų finansų. Iš esmės, pinigai yra kompensacija už mūsų laiką. Neseniai buvo filmas, ne iki galo gal jisai geras su Justinu Timberlake'u. Kaip jis vadinasi? In Time. Kur ten žmonės atsiskaito savo laiku. Iš esmės, taip ir vyksta. Mes pinigus gaunam už kažkokius veiksmus, kuriuos mes atliekam ir mokam kitiems žmonėms už tai, ko mes nenorim daryti arba neturim laiko padaryti. Ta prasme, galim nueiti į parduotuvę, nusipirkti pieno, bet kartu tai atleidžia mūsų nuo to, kad mes balkone laikytume karvę ir nereikia metų. Ir vėlgi tas trikampis, bet pas mane neteisingas. Kreivas, kvadratų čia nėra. Jaunas žmogus, pavyzdžiui, atrado, okei, aš noriu, daleiskim, ką aš žinau, tai įkurti dizaino studiją arba dirbti dizaineriu. Ir jis atsiduria tame trikampėje, kad arba gali daryti pigiai, arba gerai, arba greitai. Ir iš esmės galima pigiai daryti, tada reikia labai daug daryti. Ir strategija jaunam specialistui jisai negali būti geras, nes jis jaunas yra, bet jis turi stengtis. Aš galvoju, kur prabėgsiu į čia. Jis gali kiekiu, ta prasme, nesistengti pernelyg tobulėti, o daryti tiesiog, jis išmoko, pavyzdžiui, ikonėlę kažkokią vieną paišyti ir tą ikonėlę kartot, pardavinėti, stengtis kuo daugiau padaryti darbų. Ir kažkokią ten kursais, ten skaitimų neužsiminėti, nes tai ir taip duoda kažkiek pinigų. Su kokybė yra sunkiau. Jeigu jūs jau dirbat kažkur ir planuojat patapti freelanceriais arba kurti savo, kokybę pradeda jums uždirbti pinigus gal po 3 metų, gal daugiau. Šiaip jūs uždirbsit mažiau nei kiti žmonės, kurie daro daugiau. Kokybė kaip reikalauja tam tikro klientų rato, kad jis atsirastų. O klientų ratas irgi atsiranda labai lėtai. Mums pasisekė, kad mes kažkaip pradėjom dirbti, iškart atsirado MTV, po to atsirado Švyturys, po to Pildikas atsirado, Lanas atsirado, bet iš esmės jie mokėjo mažai. Ir kai klientas moka mažai, jisai pripranta prie to, kad tu padarai kaip ir visai neblogai, tą kokybę, kurią tu pakėlęs esi savo ir darai 110, kaip sakė kolega, procentų daugiau nei tikisi, kartais mes padarydom 200%, nei iš mūsų buvo reikalavom, jis tikisi tos pačios kokybės už tą pačią kainą. Ir kai tu pasakai tą, kad, hebra, mes čia darėm, nes, taip norėjosi, bet mes norim dabar ir pinigus pamatyti, tai jie sako, tai jūs ir taip normaliai įmate. Ir tu įkalini save su maža kaina ant to tokio buvimo, kad tu privalai tada dirbti gerai, bet gausi žymiai mažiau nei tie, kurie darė daug ir šiaip. Ir kaip tada klausėt daryti? Iš esmės mums pasisekė dabar, kad mes dirbom ir ten, kur susiduria tie kiekis kokybė, mes tik realiai šiais metais turbūt atsidūrėm, kad finansiškai mes uždirbam panašiai kiek tos studijos, kurie varo ant kiekio. Ir kodėl verta dar, apart pinigų? Nes pinigas tai yra kaip už mūsų laiką praleistą darbę, kodėl verta dar dirbti gerai? Vis tiek žmogus turi turėti pasitenkinimą kaip savirealizacija kažkur.
Jeigu jisai sugeba kažkaip visus savo planus įgyvendinti po darbo, nu, puiku, bet aš, kaip ir sakiau, tai tik yra 50% tavo gyvenimo. Reikia dar 30 kažkur dasigriebti. Ir dažniausiai tai yra darbas, nu, nebent sapne galima dasigriebti kažkaip. Ir tai, ką mes darom, aš žinau, kad pamatęs savo darbą, aš matau daug minusų, bet aš esu patenkintas, kad tuo momentu, kai aš tą dariau, aš įdėjau maksimum savo jėgų, kad tai būtų gerai. Ir tai tam tikrais atvejais dabar pradeda apsimokėti. Tai tiek. Klausimai. Turite kas nors klausimų? Aš turėjau. Prašau. Turėjot tą strategiją, kad kitą mėnesį mes dirbam tam, kuris sumokės daugiau negu. Mes turėjom tą strategiją tik tam dalykui, kad tiesiog, nu kaip kolega sakė, ateina žmogus, sako, man reikia 1 aukšto, 3 aukštų, o gal 5 aukštų namą. Ir tu nesuvoki projektų dydžio, tau reikia su juo susitikti, parengti kažkokį vis tiek pasiūlymą. Ir tu suvoki, kad mes neklausdavom, kaip būna kaip parduotuvė užeini, ką tu pirksi, čia ten marškinėliai nuo 1000 lygių. Mums atrodo, kad tai nėra teisingai iškart klausti kliento, kiek turi pinigų. Gal tai nėra labai gerai, bet jeigu net dabar paklausė, kiek klientas turi pinigų, tai reiškia, stoja jo biudžetas ir tu jau negali daugiau pasakyti. Nu, jis irgi žaidimas toks išeina. O mes stengiamės, kad ateinam su idėja, pasakom ir kiek tai kainuoja. Ir jis sako, kebla, tai mes turim 10 kartų mažiau pinigų. Tai tas žingsnis buvo toksai, kad plus minus nesikreiptų klientai, kurie neturi pinigų. Nu, buvo ten kažkiek 1000 eurų kabėjo, vien dėl to, kad, nu, nėra tokio, kad paskambina dėl logotipų už 50 lygių, kur irgi tu kalbėdavai ir taip toliau, kad jo. Viskas, gerai,